Penktadienio vakarą Vilniuje į avariją pateko ugniagesių automobilis. Jie susidūrė su apsaugininkų mašina. Po susidūrimo gaisrininkai apvirto. Greaves AG saugos tarnybos automobilis. Kairiau, dėl apgadinimų dabar sunku tiksliai įvardinti jo markę. Na ir kiek kol kas pavyko sužinoti iš policijos atstovo, kad avarija įvyko, kai apsaugos automobilis važiavo degant žaliam šviesoforo signalui, o ugniagesiai skubėjo į iškvietimą ir važiavo su švyturėliais, važiavo į sankryžą. Tai yra Žirmūnų, Šilo ir Minties gatvių sankryža Žirmūnuose. Į šią sankryžą įvažiavę ugniagesiai sako, kad stabtelėjo ir į juos trenkėsi tuo metu apsaugininko automobilis. Tačiau ar tai yra tiksli informacija, kol kas negalim pasakyti. Tik tai pirminiai duomenys, bet tai yra labai reikšminga detalė, nes kelių eismo taisyklės apibrėžia, jog su švyturėliais įvažiuojantis specialusis automobilis turi pirmenybę, tačiau jo vairuotojas privalo įsitikinti, kad kirsti sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui yra saugu. Taigi nekartą yra buvę tokių avarijų, neseniai buvo ir greitosios pagalbos automobilis Vilniuje Viršuliškėse patekęs į panašų eismo įvykį. Tada taip pat 3 žmonės buvo nuvežti į ligoninę. Na ir pasak policijos, šiame eismo įvykyje medikų pagalbos taip pat prireikė 3 žmonėms. Na ir matote, kaip atrodo ugniagesių mašina. Čia yra vadinamasis mobilusis ugniagesių štabas. Kai būna dideli gaisrai, dideli incidentai, pajėgų valdymo skyriaus pareigūnas važiuoja koordinuoti visų gelbėtojų veiksmų įvykio vietoje. Na tai turbūt kažkoks vyko iškvietimas, incidentas, kur prireikė ugniagesių pagalbos ir važiavo šis specialusis automobilis. Na, štai koks pavojingas buvo virtimas. Ugniagesių automobilis greičiausiai nuo smūgio vertėsi ir trenkėsi dar šonu į stulpą. Labai pavojingas smūgis. Šalia sėdinčiam žmogui šoninis smūgis dažnai būna dėl to sužalojimų sunkus patiriami.